Labas rytas, skėrėm Kvala-Lumpūrę, Malaizijai ir šiandien skrisim į Singapūrą, dabar išvažiuojam iš viešbučio, 7:30 ryto. Va, Kvala-Lumpūrė, šitam gyvenom. Va, tokie sodukai. Praeitas video apie Kvala-Lumpūrą yra, dabar varom į Singapūrą. Tai atvarysim į oro uostą. Varom į oro uostą. Antras terminalas Kvala-Lumpūro oro uosto, iš čia mažiai lėktuvai skrenda. PGP Asia, mes skrisim su Scoot oro linijomis, tai yra pigiausias Singapūro oro linijos. Tai čia irgi kilsim, bet nematau Scooto lėktuvų. Atvažiuoja mūsiškis lėktuvas. Scoot. Visiškai kitoks negu visi kiti, visi Asia. Vienas skrydis su tom oro linijom ir tai yra Singapūro dabar. Leidžiamės į Singapūrą. Ten miestas matos ir pilna laivų. Singapūras turi vieną iš didžiausių jūro uostų, taip pat ir oro uostą didžiausią. Pagrindinis Azijos susisiekimo taškas. Nu va, jau Singapūro oro uoste tame. O kas nieko ypatingo nematau. Va, biškį augalų visokia stogo. Kol kas viskas labai paprastai. Turim tokį atvykimą. Ten turim be pabaigos viską. Einam į atvykimą. Eisim pro pasų kontrolę. Atvykstant reikia užsipildyti kortelės visokias. Elektroninę kortelę užsipildai klausimyną ir bandai praeiti. Turėtų viskas būti ok. Praėjom patikrą, reikėjo piršto antspaudą būtinai palikti, nusiskaityti. Tokia didesnė patikra automatinė negu kitur visur kainių. Nu, daug augalijos realiai čia tiesiog. Ten, kur yra lagaminai, ten augalijos. Vis tiesiukas. Manau, išvykstant rytoj, kai reikės išvykti, pamatysim daugiau to oro uosto ir daugiau visokių įspūdingesnių dalykų negu dabar. Nu, jau po biškį kažkas tai atsiveria tokia įdomesnio. Žmonių minė. Bet jo, labai daug augalijos visokios. Ai, savo, žiūrėkit, traukinys oro uoste ten. Per tą visą. Gerai, va čia šita populiarioji vieta. Dabar supratau, gal čia yra žmonių. Oro uostas. Ten to visų važiuoja traukinys, o čia va čia šita tikrai internete matyta populiari vieta. Geras. Todėl čia ir žmonių tiek pilna. Ir visa tai oro uoste. Tikrai nuostabiai atrodo ir keista net. Matyti tokį sodą oro uoste. Čia nusileidom biškį Rūsį, kad taksi išsikviesti. Ir va žiūrėkit, per visą realiai va ir yra tą oro uostą, va šitas dalykas. Šeimynos stovi. Pasižiūrėkit tokie vaizdai, tai savo. Čia krenta į apačią nuo to, kur ten viršui krenta. Ir čia stiklas yra. O vaikai įžiūri. Nu, įsirėmė. Geras. Nu, išvažiuojam iš pačio oro uosto Singapūro. Vėl be vairo.
Čekinom viešbutį tarp tokių va žalių. Čia durės, kambario dydis. Tokį paimam vaid. Nei lango, nieko. O, pagalvė yra viršui. Jo, kambarys tikrai nedidelis. Net netelpa į kadrą. Bet tualetas didesnis už patį kambarį iš tikrųjų. Šitas kambarys 60 eurų. Tai naktis. Tai ant žmogaus 30 eurų. Viskas, ko reikia šitam gyvenimui. Tai yra viskas, ko reikia gyvenimui. Va, štai spintutėj mažai. Kitas kambarys, tai va su langu. Kur tu langą matai? Va, langas. Kur? Į tualetą. Nu. Vienas dušas. Nu, išėjom iš savo kamurkės. Turim tokia paprasta Singapūro gatvė. Daug įvairaus dalyko visko. Viskas labai šviesu. Palmė. Visai kitokia atmosfera negu Kvala Lumpūre, kad buvo. Ir gan švaru. Nuo tokių pastatų iki tokių. Dar nėra čia visai centras, tai dar nueisim iki centro. Važiuoju irgi kaip Malaizijai prieš eismą. Pažiūrėkit. Viskas su augalais, va taip va. Turim tokį praėjimą, tokį skersgatvį. Kaip pėsčiųjų takas. Čia viskas. Tokia gatvė. Mes su šitą prekybos centrą taikomės. Bandysim varyti ten kažką pavalgyti. Ten irgi matau tokią užimtesnę gatvę. Turim ir visų pamėgtąją iStudio. Kur pardavinėja iStudio nuostabius telefonus. O čia yra prekybos centras, kuris atrodo restauruojamas, bet bandysim čia surasti kažką pavalgyti. Vat buvom šitam pasižiūrėjom, biškį kainos nepatiko. Po $20 Singapūro. Čia toks yra, bet nelabai kam tiko. Vat yra visų kitų škandinių. Turėtume pakilti iki dar kito aukščio, ten gal dar bus. Bet pusė atrodo, vat renovuoja net to prekybos centro. Dekatlonas, o iš vis net viduj. Įdomiai. O, dar yra maisto. Taivano. Dar matos kažkoks. O, tokias biškį padaresnis kainos atrodo. Monday, Friday. Vienas Singapūro doleris vertas 0,7 euro. Nu, šitą išsirinkom. Bandysim pavalgyti, nes pigiau nėra netgi. Užsisakėm ramenų, koldūnų ir vištienos. Visai skanu. Ai, krevečių jo dar. Bet ramenas dar netėjo. Nu va, rameną gavom su papildomais makaronais. Vienas su vištiena, kitas su jautiena. Tai jau pavalgėm pietus už 93 Singapūro dolerius. Tai gavos 60, to pažiūrėsim. 6 eurai, tai po 14 eurų žmogų. Visai skaičiu normaliai kaip Lietuvoje. Palyginus su Malaizija brangiau. Judam iki metro dabar. Ir šiaip dabar einu. Vat netgi čia matos, tai susipasas, netvarus, nerenovuotas. Tikiuosi, kai Singapūras bus normalus. Ką sakydamas normalus turėjome, kad bus sutvarkytas, dangoraižiai, gražu, nauja, viskas. Bet va, turim ir tokių. Čia tokie rajonėliai. Nu, būna įdomu pasivaikščioti ne pačiam centre. Tokie skersgatviai. Jo. Turim visko, net ir tokiuose turtingose valstybėse. Kur kainos didelės ir viską. Prasme, o tokie keliukai. Turi saugot gatvę galvą. Nu jo, jie tikrai maži žmonės.
Pirmą kartą matau į metro pakilimą, nusileidimą, Aiva turi būti nusileidimą. O mūsų stotelė, kad žinot, kur grįžti, tai kaip Londone. Irgi leidės greitą eskalatorių. Pravažiavimas turi būti irgi tiesiog kortelė Revoluto, ar kažkieno gali dėti, tapinti ir išeiti. Nu, važiavam žemyn. O ten jau mūsų metro matos. O išsiaiškim savo liniją šitą pusę. Sėsim, važiuosim. Policija. Judam link centro. Tai va tokios baudos. Išėjom iš metro. Visokios treniruotės vyksta. Einam link Gardens by the Bay. Metro nežinau, nuo euro iki 2 turėtų kainuoti, net skaičiavo dar. Čia va išėjom prie metro. Ir čia yra tas viešbutis brangiausias Singapūro. Čia yra naktis 700 eurų. Žalia. Ten irgi iššūks praėjimas. Eisim iki Gardens by the Bay. Ten biškiau matos. Čia daug pastebiu žmonių angliškai tiesiog šneka. Labai populiariai naudojama kalba ir visi užrašai angliškai, net nėra, kad ten 2 kalbom parašyta kinų, malajų ar kažko. Tiesiog angliškai ir viskas. Tai biškai paprašiau, kad net matau akis nuo jetlago dar neatsigausias. Tokie va, visokie medžiai įdomus. Nu, augalijos tikrai yra įdomios. Ten va tas ratas. Čia viešbutis iš dar kitos pusės. Nuostabus miestas. Čia miestas, valstybė. Tiesiog per visą valstybę eina šis miestas. Slipsim ant šito viso. Tai va, pasižiūrėti iš aukščiau. Šiaip lyt pradėjo. Ir eskavatorius įkylom. Už manęs galiai yra tie Gardens by the Bay. Prieki manęs yra Marina Bay hotelis, ar kaip jisai, bet pareina lietaus. Ir tokio neblogo lietaus, nes vėjas nemažas. Ir viskas apsiniaukia. Ten turim dar dangoraižį. Ten pastant, kurio yra žolės. Visur čia, va, tai, prasme, augalai ir kiekvienam tam balkonė yra dar. Tai jo, visur yra čia visko. Nu, tikrai, ta prasme, architektūros yra kur pažiūrėti, sodų, visko čia yra pažiūrėti. Oi, pirštai, bet vat, priėjom prie to viešbučio. Bananai į vidų. Toj pusėj banguoja čia kažkas. Nuo vėjo. Nu bet va. Čia visi 700 eurų už naktį sumokėtų. Kambarių yra va tiek va daug. Visokių. O tiek va kambarių, bet vis tiek kaina tai didelė. Kodėl? Mums priimtina. Eisim? Jo? Jų receptionas. Jo, čia pačioj receptionas galime eiti. Čia kažkokie metaliukai. Nu, už manęs visi tie metaliukai. Kaip įdomiai atrodo. Geras. Įdomiai atrodo šitie. Gliučino akys atrodo. Ir tai bėga. Ir ten turim visą dangoraižių rajoną. Vau. Vau, vaizdai geri. Medinių tiltukų pasileidom. Kita keliai. Kebravo fotkinas su visokiom lasdom. Palmių, viską čia yra. O. Turim ir vandens, galim šokti susmaudyti. Ten kas toliau. Lomžirgių yra. Visur aplinkui matos, ta prasme. Tie viršui pakilimai, sodai, aš nežinau, įsivaizduoju. Biškai žalias vandenukas, ten geliamas ratas, gal čia plaukia kažkas dar. Vienas laivas matos ten toliau. Ten viršuks mandarinus einam. Visi, oi, fotinam. Tai nepažiūrėjau atgal. Ai, manęs tiesiog šitie. Vaka, visi fotkina priekį. Nu, turim tiek palmių. Tarp kitko, vasario 1 diena. Turėtų būti žiema. Antros Lietuvoje gal 2 laipsniai 0, o mes 30 laipsnių lyja, vėjukas ir šilta. Tarp palmių vaikštam. Čia yra neįtikėtinas dalykas man biškį.
Nes Maksai esu tik lapkričio mėnesį Egipte taip vaikščias. Tai čia visokių, va, žalumynų. Įdomus šie medžiai. Nu, daugiau jų turim. Eini, va. Džiunglių šniūras. Tiesiog, va. Čia. Ne, bet aš neskabysiu ir netampysiu. Va, palmių šniūrą. Nu ir gavom pusiaujo lietaus. Bet kaip šitas gerai atrodo pilkumoj. Galiu pasakyti, ir lyja nemažai, bet šilta. Tai visai gerai. Aš turim baobabus dar. Baobabai, ne? Jo, pažiūrėjau, baobabai. Tokie vat, traukinukai. O čia šitoj vietoje yra tie sodai po kupolu. Vanduo tik nubėga ten. Neturim bilietų, nelabai mes neįsim. Fotografuojas Hebra. Ten dar yra. A čia turim tokį vaizdą. Šlapia dabar jau. Singapūras nedėkingai mums pasitikė. Siek šilta. Ta prasme, ką aš dar pastebiu, kad čia labai mažai europiečių turistų. Visi yra vat iš Azijos. Ta prasme, labai daug. Ir va čia net lauke vėdina dar. Nes yra toks karštas, dabar aišku biškai vėsiau, nes yra vėjas. Ir jūs pažiūrėkit, visi vien va tokie. Nu, kaip pasakyti, tokie azijiečiai. Aš ne azietė. Nu, čia vieną europietį radau. Šiaip vat apie tą, kad vienas azijiečiai keliauja, pagalvoju, gali būti, kad kinų nauji metai ir labai daug keliauja čia. Gal dėl to labai mažai išsiskiria europiečiai. Nes yra vienas kitas. Nuo po šito kupolų irgi yra sodai, bet mes neįsim ten vidų. Ten vat Londono akis, ne? Tik Singapūro. Atsiradom prie sidabrinio sodo, Silver Garden. Bet žinokit, ir atrodo tikrai sidabrinis. Visur va tokie medžiai, vat. Balti, vat, net ant šitų stulpų. Palmės baltas. Sidabrinės palmės. Čia irgi sidabrinis medis. Čia biškio oranžinis. Hebra nuėjo po lietum slėptis, nes belė, kai pradėjo lyti. Sidabriniai medžiai. Pastebėta gyvūnyja. Gaidys pareina. Ten dar gyvūnijos. Dar vienas gyvūnija. Nu, supratau, yra ir paukščiukų čia. Sidabrinės palmės, blemba, gerai atrodo. Aš gal per kamerą net netaip persiduoda. Lieka jie. Daugiau tų grybų atsirado. Ten viršui dar ir tiltas yra, kuriam bilietų mes neturim. Tai nelipsim mes ten, šiaip naktį čia bus įdomu ateiti. O kitoj pusėj tos pačius dangoraižius turim. Labai gerai atrodo. Toks tiltas. Pasidavėm eidėl link sodo, bet kažkaip išskirsti dvi linijas. Dabar nežinau, čia su bilietais, be bilietų. Nu, kažkur nueisim. Ten kažkoks yra tikrinimas. Pažiūrėsim. Praėjom, tiesiog patikrinimas daiktų praeini nemokamai. Ir čia yra švenčiami nauji metai. Kažkoks koncertas. Kaip Vingio parke tiesiog, kažkokia šventė. Net ir tualetai vat yra. Tai mes vis bandėm nueiti iki to pagrindinio parko tarp tų grybukų. O čia pasirodo kinai naujus metus švenčia. Jau viskas užstatyta. Čia net nesimato žolės visas. O, gyvačiokai visokie. Nu, o dar viena gyvatė. Labai mažai net europiečių iš tikrųjų. O po kairį reikia eiti.
ieškoti europietį arba kitokį. Nu, ir turim tos grybus. Visi čia festivalis visas padarytas. Kadangi sausio 29 kinų nauji metai yra, čia vasario 1 šeštadienis, jiems labai ilgas atostogos, kaip pas mus būna irgi savaitgaliai, nes laisvos darbo dienos. O, jis nežinau, kinas, jis irgi filmuoja kaip aš, vlogeris. Net nesuprantu šitos reklamos, bet įdomi. Turim tikrai daug visko, daug muzikos. Ta prasme, užtaikėm, tikrai užtaikėm, bet ir įdomu tai pamatyti irgi visą šitą festivalį ir visas šitas, nuotaikas kinų. Ten irgi va gali praeiti taip. Tai neblogai. Čia yra visokie, ta prasme, kioskeliai, bet niekur kortelę negalėjau atsiskaityti. Tai biški, žinai, tik vieną vietą, bet reikėjo vandens ir niekur nenusipirkti. Jau biški tamsta, laukiam va šitie, kol įsižiebs. Va, tokių visokių yra. Pilna žmonių. Pilna kinų. Visi čia jau čia laukia, kol įsižiebs visi šitie. Nežinau kodėl, bet čia pilna žmonių dabar atsirado. Visi kažko laukia, kažkas bus. Palauksim ir mes. Mes galvojam, palauksim ramiai. O šitie užsidegs. Jie tipo kaip ir užsidegė. Bet ne pilnai. Bet kadangi yra kinų nauji metai, tai jau prašau, kiek jų čia susirinko. Pilna. Čia yra dar jų. Pilna. Ir visi realiai laukia šito. O galvojom, kad mes vieni budrus. Jo, ir mes galvojom, kad čia kažkaip fejerverkų laukia chebra. Ten dar yra jų. So pick a spot, grab your cameras and enjoy the show. 各位来宾，今晚我们将为您献上春暖花开。Blogai bus. O, ko čia visi laukia? Tikrai kinų nauji metai. Nu tai va, baigėsi visą šitą šou.
pajungęs spalvas su kinų naujų metų, kur praeitam video dar buvo Kvala Lumpūro patrono dvyniai. Irgi tom spalvom. Tokiau yra atsigulus iš viso. Mes dėl kelių minučių laukiam ir dabar į metro eisim į autobusą. Į metro tarp tiek žmonių. Žiauru. Žiūrėjom biškai gift shopą. Vanduo yra pieno pakelis. Vienintelis skirtingas dalykas, šiek keisčiausias. Čia dar išėjus, vėl jie. Dar vis kinietiškų dalykų. Suvario. Eidami metro atsidūrė man netyčia prie šitų. Ai, čia dviračių takas, supratau. Tai manęs vos ir nenutrenkė. Viešbutis irgi raudonai išsidegęs. Turbūt dėl naujų metų. Nu, baltai šviesą padavė. Šitų dar radom. Ir jie blemba, kai garsas skleidžia. Ar čia ne jie? Čia ne jie tą garsą skleidžia. Ten kažkas dar lygiai yra. Net neįsivaizduoju. Bet toks garsas didelis. Esame visiškai po šitu. Einam iki metro su Google Maps'ais ir atsiradom prie įvažiavimo į šitą viešbutį. Geros mašinas čia, sakyčiau. Tai pusė čia toks. Požeminis parkingas. Irgi tokia siena. Kur garsiai barška. Ačiū Antekino naujus metus, visi vat laukia dabar metro. Važiuoja visi. Toks random faktas, žiūrėkit, ten kamera, ten kiek kamerų, ten ant stulpo kamera ir dar jaučiu kažkur, kur nematau, tai visas miestas yra stebimas, ten dar nematau kur. Kur čia surasti kamerą, nes aš nematau. Pažiūrėk vien kiek ten pridėta, ten šviestuvai, ten nešviestuvai. Ten? Ant sienos? Kažkokia tai yra. Bet pilna kamerų, nes tipo atpažįsta jos ir tave, tavo tapatybę, viską rosti irgi nuskanavo, veidą nufotkino. Tai viskas dėl to saugumo. Singapūras yra vienas valstybė mažiausiai turinti nusikaltimų. Tai vat jau matom, dėl ko tai yra. Su kamera. Vainam link namų, tokia gatvė. Čia jau toks atokesnis nuo centro rajonas. Ir babai yra iški. Buvo mūsų viešbutis, kur gavom be langų. Jau rytas Singapūre. Tokį parkelį turėjom prie viešbučio. Laukiam taksi. Žiūrėsime oro uostą, skrisim atgal į Malaiziją. Važinėjom taip į oro uostą jau. Tokius departures, išvykimą. Ką žinau, švaru, gražu, daug kol kas dar nieko specialaus sakė nėra. Tiek, kad daug gėlyčių. Kupolas toks gražus ten. Čia, man atrodo, ten ir yra tas kupolas, kai mes atvarėm, matas bėga. Tai gerai, bandom praeiti ar patikrą, eisim į oro uostą vidus pasižiūrėti. Jau įėjus turim kažkokių skraidančių lašiukų. Čia šitam oro uoste gali net lagaminams pats išsiimti terminale lipdukus.
Ir tada priduodi ten ir išvažiuoja robotai. Kadangi mes neturim lagaminų, taip ir nebus, nes mes vos su kupriniam. Čia dar droną turiu. Nu, žmonės tik spaudavo ir atiduoda lagaminų. Ir labai įdomus dalykas padarytas, ten atrodo net į begalybę išeina viskas. Va, 81 metais oro uostas atidarytas oficialiai. Bairis toks, kad mes turėjom online bilietus, bet jie nepraėjo, nes reikėjo atsispausdinti popieriuką ir ten va šeimynoje pareinam gauti štampą dokumentų patikros. Ir dabar tai galim nueiti į išvykimą, kur mes jau buvom, ir atlaukė eilę ir mūsų nepraleido, nes tipo dokumentai nėra patikrinti. Tai kam tas online čekinas, neįsivaizduoju. Išeina jie visi jau po šventinių visų. Ten net nesuprantu, ten prasme tas, kas galinis buvo, ten turėtų būti labai karšta. Ir aš nesuprantu, ką ten darė. Šventino skaitytuvą, mandarinus mėtė, viską jie mėtė, nu. Kaip suprantu, kai naujiems metams. Čia Maruose, dar akvariumai visokie, su žuvytėm. Nemažai laiko turim Maruose, susiradom Skytrainą. Aišku, mums jo nereikia, nes mūsų vartai šitam terminalė, jie sujungia terminalus. Traukiniai oro uoste. Hebra atvažiavo iš šitą terminalą iš kažkur ir Hebra išvažiuoja į kitą terminalą. Tai nėra mind the gap dalyko jiems. Oro uoste va tokia rūkymo vieta yra su sodu. Bet čia labiau žmonės net pakimarint, laukia tiesiog, nes šilta. Nes viduj, no smoking pasirodo. Čia turim visus lėktuvus. Su kažkurio iš tų geltonų mes skrisim. Atgal į Malaiziją, į Pohą. Va šitie vartai mūsų. Šiaip net jokių kuprinių patikrų dar nepraėjom ir matėm prie vartų tikrina visas kuprinės. Tas yra labai keista. Palipus oro uosto, biškį viršuj. Yra va toks sodelis su palmėm. Kaktusas, čia kaktusų sodas vadinasi. O, lėsti negalim, lemą, kaip aš dėjau taip griebti. Jo, stebi, kaktusus stebi lėktuvus, ką tik nori. Ten takas pakilimo. Šitam oro uoste net yra baseinas ir viešbutis, tik aišku mes jo neradom. Tai jeigu atsistoji čia gali pasinaudoti tokiais dalykais. Tai čia labai įdomiai turim teisį prie vartų šito patikrinimo, kurio neėjom dar daiktų. Ir tada ten bilietų sutikrina ir tada laukimo salė į lėktuvą. Tai realiai, kai praeini pro šitą, jau nebegali niekur vaikščioti. Praėjom tą patikrą, biškai griežtesnė negu kitur visur buvo, o dabar su Singapūru viskas skrendame į Malaiziją. Tai spauskit patinka, prenumeruokit. Prašykit komentarą kažkokį, nes reikia algoritmai. Ir iki kito karto. Dabar mes išskrendam į Malaiziją. Vat, kitas video bus į Pohę. Ten pasimsim mašiną ir vairuosim kitą eismo pusę. Iki.